kviečiai yra blogai. Ne, kviečiai iš principo nėra blogai, bet jeigu mes valgom kviečius ryte, vakare, per pietus ir kaip pagrindinė patiekala, ir kaip saldėsi, tai jau tikrai būtų protinga pakeisti visur, kur įmanoma, į kitas kultūras. Arba bulvės yra blogai, tai kaip mes jas gaminam, ar mes kepam, ar giliai rafinuotame aliejuje ir skrūdinam, ar mes valgom jas vieną kartą savaitę, ar valgom kiekvieną dieną, kokio dydžio porciją. Visa tai yra labai svarbu, tai ne detalės, tai esminis dalykas. Visai gali būti, kad žmogus protingai susidėliojęs gali vartoti ramiai ir be didelės problemos savo sveikatai, vos ne viską, ką jisai mėgsta. Tiesiog rečiau, mažiau, pakaitom, ne taip paruoštas, su kitokiu padažu, kitaip pagaminta. Tai tas nesveikumas, su tais pačiais riebalais. Sotieji riebalai ten kelia riziką širdies ir kraujagyslių ligų. Ten parašyta per didelis vartojimas arba tukina per didelis. Tada mes galvojam, kas yra per didelis. Tai jis turbūt nėra juoda balta 0,1. Tai ir jeigu jūs skaitysit patį mokslinį straipsnį arba mokslininko ar dietologo pasisakymą, tai praktiškai jūs nerasit išsireiškimo išimti iš vartojimo, nevartoti visiškai. Ten bus parašyta riboti, atsižvelgti, nepiknaudžiauti. Bet kaip mes girdim, tai antrą kartą reikėtų perskaityti. Kitas dalykas, jeigu tai yra perspausdintas straipsnis, kur mes dažniausiai apskaitom, žinutė kokiam nors interneto portalui. Tai irgi, kur yra citata iš ten tyrimo ar specialisto pasisakymas ir kur yra tas pasamprotavimas žurnalisto, tai irgi reikia skirti. Tai jeigu jūs iš tikrųjų ruošiatės tą rekomendaciją vadovautis, tai labai rekomenduoju pasigilinti arba tą dokumentą susirasti, ar tą knygą, jeigu ten toks ir toks, ten mitybos specialistas parašė knygą ir jūs užvedė, atrodo, super, ne? Tai nusipirkit tą knygą, nepasitenkinkim tą žinutę, nes ten bus parašyti visi svarbus dalykai. Taip galima, taip daryti, bet tada turėtumėt sportuoti, pavyzdžiui. O gal jūs nesportuojat ir nesiruošiat? Nesvarbu, kad tai būtų protinga, bet tai įeina į paketą. Ir tie tokie, druska labai kenkia, bet jeigu mes, pavyzdžiui, visai nededam druskos niekur, net jeigu mūsų kraujospūdis nėra aukštas, tai mes puikiai ir nevartojam nei pusgaminių, nei ten rūkytų mėsos gaminių, nei ten gatavų sultinių, mes tos druskos pradedam negauti ir mums gali jos trūkti. Tai nieko aklo nėra, mes negalim išimti iš konteksto. Tai tada mes labai puikiai matysim, čia pavyzdžiui yra žmonėms su antsvoriu, čia žmonėms, kurių kraujo cukrus aukštas, jų su jais viena šneka, arba alergiški, arba panašu, kad labai jautrus, kad alergija čia pat, jeigu jos dar nėra, tai arba turi kažkokių keistų reiškinių. Ir visai kas kita, jeigu žmogus iš principo gerai jaučiasi, jis tik tai nori nenukrypti kažkokius tai šonus. Tai nereiškia, kad jis kažką tai turi radikaliai keisti. Bet yra ir bendrų bruožų, tai praktiškai visi mitybos gurų ir visi mitybos specialistai kalba, kad maistas vis dėlto turėtų būti šviežias, maistas turėtų būti minimaliai perdirbtas, nėra gerai, kai iš jo ten atskiros dalys pašalintos, sezoninis, kad jis būtų toks, koks jis yra ir mes ten iš jo nepervirtume, neperkeptume ir niekaip taip nesugadintume. Yra nuomonių, bet čia daugiau biochemikų, o ne mitybininkų, kurie sako, kad rafinuotas aliejus čia nieko blogo, bet jeigu ir sako nieko blogo, tai kad labai gero irgi niekas nesakys, taip kad nerafinuoti produktai vis dėlto yra, daugelis sutinka ir čia aš neturiu nei menkiausios abejonės, kad rafinuotus reikėtų šalinti kiek įmanoma daugiau, nes jie gadina kitą labai svarbų mūsų instrumentą, kaip mes galim pasižiūrėti, ar mitybos teorija mums tinka, kaip reaguoja mūsų kūnas. Tai jeigu mes prarandam suvokimą, saiką, kiek suvalgiam, nuolat jaučiam kažkokį nepasotinamą alkį,
Taip, gali būti stresas, gali būti ten dar kas nors, bet mityba irgi tikrai yra kažkas su ja netvarko. Mes neturėtume negalėti susivaldyti. Mes kažkaip galim susivaldyti ten 1-2 dienas, ten per kažkokį periodą, o ne nuolat. Aš negaliu sustoti ir suvalgau visą šokolado plytelę. Nusipirk kitokio šokolado, ne to mėgstamiausio. Ir priprask suvalgyti 2 langelius, o ne visą plytą. Tai šitoj vietoj mūsų kūnas iš tikrųjų jis daug gali. Ir visokie tokie prasti maistai, labai ta šlamščiamaistis. Kodėl sakom, išmeskit šlamščiamaistį? Jis gadina skonio receptorius. Gaunam skonių stipriklių, nebegalim patys spręsti. Saldu čia, rūgštu, gal dar noriu tada dar saldžiau. Tada jeigu tu valgai labai sūrų, kaip ir druska, jeigu tu valgai labai sūrius čipsus, tai labai tikėtina, kad nori saldžių kokio nors gėrimo užsigerti, nes tavo visas skonį skalė pakyla į viršų, tu jokių niuansų negaudai. Tada tu valgai normalų, gerą maistą ir nieko nejauti. Sakai, kokia košė neskani, kol aš jos neprisaldinau. Tai čia nei teorijų nereikia, čia reikia biškį susivokti, kaip mes patys reaguojame į dirgiklius. Ir reikėtų nenuvertinti vis dėlto to savo. Jeigu išgirdom kažkokią rekomendaciją ir pabandėm ją įgyvendinti, pavyzdžiui, ten valgyti tik liesus pieno produktus, arba apskritai jų nevalgyti, arba būtinai valgyti jogurtą, arba būtinai valgyti pusryčius, arba ten būtinai valgyti, arba būtinai nevalgyti mėsos. Ir mes pabandėm ir mums netinka. Taip, mes pabandėm gal mėnesį, gal 2 ir jaučiamės, kad netvarkoj. Pažiūrėkim alternatyvų, gal tai ne mūsų kelias, arba su tuo pačiu kalorijų sumažinimu. Taip, o gal vis dėlto valgau tiek pat, bet stipriai padidinu fizinio krūvio. Sumoje bus daug geresnis rezultatas. Tai bet kuriuo atveju reikia įsijungti protą ir turėti omeny, kad tos bendros rekomendacijos jos yra labai bendros. Jos nėra parašytas konkrečiai jums, nes niekas nežino, kiek jūs vartojat tų riebalų, cukraus ir kiek jūs apskritai valgot. Ir be jūsų niekas to apskritai ir nežino.